Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu Jūs matyti mano naujame kanale. Tikrai, jeigu Jūs matote šį video, reiškia, Jūs esate vienas iš ištikimiausių žiūrovų. Na ir labai tikėtina, kad Jūs ką tik tai matėte mano valandos video senajame kanale. Tai aš tiesiog pakartosiu, šis kanalas kol kas, kai aš rašinėjau šį video, turi 0 prenumeratorių. Aš pradedu visiškai nuo pradžių, kaip ir kiekvienas iš Jūsų gali tai padaryti. Todėl, jeigu Jūs norite matyti tuos video, tiesiog paspauskite mygtuką prenumeruoti, Jūs savo rekomendacijose pamatysite video, kai jie atsiras mano. Taip pat mygtukas patinka arba Jūsų komentaras man labai padeda. Dideliausiai dėkui. Šis video bus šiek tiek trumpesnis dėl to, kad kol kanale nėra jokių prenumeratorių, jį pamatys labai mažai žmonių. Tiesiog taip veikia YouTube'as. Net jeigu Jūs dabar pabandytumėte surasti mano kanalą, sakykime, per Google Skirmanto Malinausko vlogas, Jums tai nepavyktų. Todėl, kad kol kanale yra 0 prenumeratorių, jo niekur neindeksuoja ir nerekomenduoja pats YouTube'as. Kai atsiras 100 prenumeratorių, jis atsiras tas kanalas kaip toks mažas taškelis YouTube'o žemėlapyje, paskui 1000 prenumeratorių, 10 000 prenumeratorių, tada jau kanalas bus tikrai geriau indeksuojamas. Aišku, 100 000 yra ta riba, kuri Lietuvoje, daugeliui yra svajonė, kai tu perlipi 100 000, tave turbūt geriausiai įmanomai indeksuoja YouTube'as Lietuvoje, toliau jau yra milijonas, bet aš sunkiai įsivaizduoju kanalus, kurie Lietuvoje galėtų pasiekti tokį populiarumą, tai jau turi būti tarptautiniai kanalai. Tai nesitikiu aš sulaukti to 100 000 prenumeratorių šitame kanale, bet aš manau, kad keliasdešimt tūkstančių prenumeratorių mes tikrai turėsime per tam tikrą laiką. Tikiuosi, kad tai neužtruks labai ilgai, už tai prenumeruokite ir mes galėsime pasiekti tikrai nemažą auditoriją. O dabar pasikalbėkime apie šios dienos temą. Vėlgi aš įrašinėjau valandos video, visai neseniai pabaigiau daugiau negu valandos ir 15 minučių epizodą pagrindinėme kanale, jis dabar kaip tik kraunasi. Ir aišku, aš sėdu prie kito epizodo, tam, kad Jūs galėtumėte iš karto persijungti į naują kanalą. Aš kalbėjau, kas yra vlogeris, ir apie vlogerius mes pasikalbėsime šiame epizode. Tai ką, draugai, ar patiko Jums šitas mano pirmasis video vlogas? Jeigu matai šitą video vlogą, dabar sustabdai jį, eini į... Kur? Geriau patylėsiu. Keli seniai geri pažįstami, vienas iš kurių vėlgi atnaujina savo vlogą, įdeda naują epizodą, bet pats svarbiausias dalykas, kas juos sieja, tai yra Jūsų galimybė uždirbti didelius pinigus per krizę, pasiruošti krizai. Tam tiesiog reikia susimokėti nedidelę pinigų sumą ir nusipirkti bilietus į jų online seminarą. Aš noriu tave tai išmokyti ir parodyti, kad pinigai į gyvenimą ateina iš tikrųjų lengvesniu keliu ir gali ateiti lengvesniu keliu, jeigu tik pakeisi požiūrį ir atrasi būdus, kurie gali tau atnešti pinigų. Mes su mano kolega Ernestu lapkričio 10 dieną rengiame labai didelį seminarą, kuris jau susilaukė labai didelio dėmesio žmonių. Wow, pakeiti požiūrį, užsirašai į seminarą ir pinigai pas tave ateis lengvesniu keliu. Įdomu, kas tas Ernestas? Labas visiems, su jumis ir vėl Ernestas Budvytis, kitaip žinomas kaip Aerotips. Ir šiandien jums noriu papasakoti, sakyčiau, apie puikią galimybę, apie kurią jau minėjau savo Telegramo grupėje. Kažkaip man labai matytas paveikslas ant jos sienos. Informacija, kurią stengiuosi jums perteikti, yra verta jūsų laiko. Ne tik laiko, bet ir pinigų. Ir aš galvoju, kurgi aš jį mačiau. O aš jį mačiau savo epizode, kurį gana seniai padariau, bet jį galima rasti mano kanale. Ten šis žmogus pasakojo apie stebuklingą robotuką. Pinigų tau užteks iki gyvos galvos. Ir schemą AI marketing, iš kurios galima uždirbti fantastiškus pinigus. Labai saugiai jūs tiesiog pervedinėjate ir turbūt šiandien nebeliko nei vieno žmogaus, kuris abejotų, ar tai buvo sukčiavimas ar ne. Kai kurie žmonės, nežinau, kiša nosį ten, kur jiems nereikia. Ta prasme, kam švaistyti savo energiją, ten gilintis, kažką šnekėt, kad čia skemas, kai tai nėra pilnai įrodyta, ta prasme, nėra jokių faktų ar konkrečių argumentų. Prieš jūs tinklalapis Trustpilot, tai yra vienas didžiausių tokių tinklalapių pasaulyje, ir čia galima paskaityti objektyvius atsiliepimus, dėl to, kad tokia yra šio tinklalapio paskirtis. Jie nešalina neigiamų atsiliepimų, o priešingai štai yra rašoma, kad mes pašalinimo dalį atsiliepimų, kurie buvo aiškiai feikiniai, netikri. Ir akivaizdu, kad tai buvo atsiliepimai, kuriais buvo 5 žvaigždutėmis vertinamas AI marketing. Ir mes galime paskaityti, ką šiuo metu žmonės visame pasaulyje apie tai rašo. Taigi spalio 7 diena garantuotai scam, tai yra garantuotai apgaulė.
vėlgi spalio 17 diena šių metų, laikykitės toliau, tai yra apgaulė, aš investavau 14 000 ir aš negaliu išsiimti šitų pinigų, man to padaryti neleidžia. Na vėlgi labai keistas komentaras 5 žvaigždučių, tiesiog būkite kantrus, na vėlgi apgaulė, Ponzi schema, tai yra finansinė piramidė, vėlgi įdėjo žmogus $500, jų išsimti negali, investavo $50, matote, kad sumos skiriasi, bet visur yra iš esmės tas pats. Į mane taip pat yra kreipęsis ne vienas žmogus, kuris Lietuvoje įdėjo pinigus ir jų vėliau neatgavo. Na ir man pačiam buvo labai įdomu, nes kai aš padariau šitą video, man taip pat rašė žmonės, kurie sakė, tu visiškai bereikalo puoli puikų verslą dėl to, kad mes įsidėjome kažkokią pinigų sumą, mums leido tos pinigus išsiimti, paskui mes įsidėjom vėl, aš puikiai suprantu, kaip tai veikia. Nuo neatmenamų laikų šitas reikalas veikia piramidės principu. Šūdas teka žemyn, babkės kyla į viršų. Tikėtina, kad žmogus pirmiausia pasibando savo galimybės įdėdamas mažą pinigų sumą. Šitą psichologiją Ponzi schemų finansinių piramidžių kūrėjai puikiai supranta, todėl matyt kurį laiką arba kelias operacijas žmogui leidžiama įdėti pinigus, išimti pinigus tam, kad jisai patikėtų ir įdėtų tiek, kiek jam negaila, kiek jisai turi, tam, kad būtų galima iš tikrųjų ne menkas žuvitės gaudyti, o iš karto pagauti stambę žuvį. Na ir žmonės taip ir rašė man, kad žiūrėkite, aš įsidėjau $50-100, man buvo leista nusimti, o paskui, aišku, žmonės įsideda daugiau, galvodami, kad labai puikiai, garantuotai ir lengvai uždirbs nieko nedarydami ir viskas, jų sąskaita yra tiesiog užrakinama, jokių kontaktų nėra, jie net nežino, kas stovi už šitos schemos, kokie tai žmonės, kokioje pasaulio šalyje jie yra ir taip toliau. Jų pinigai tiesiog išgaruoja ir jie niekaip negali tų pinigų atgauti. Lietuviai patenka tarp top 10 investuojančių šalių. Tai galiu pasakyti, kad Lietuvoje šitas dalykas yra pakankamai jau išplitęs ir kur bežiūrėtum, kas antrą reklamą yra apie iMarketing. Gerai, tai mano platforma, mano komanda bendrai yra suinvestavusi jau 194 000. Tai yra labai dideli pinigai. Ir aš gaunu 12%, nes mano statusas yra VIP managerio. Taigi pakilsiu dar vieną levelį, būsiu jau direktorius ir gausiu 13% INB platformoje nuo savo žmonių. Taip, direktorius Birkagalvis. Na ir štai dabar šis žmogus jums siūlo naują schemą praturtėti. Sveiki kolegos, ką tik vedžiau savo pirmus mokymus savo draugams ir iškart supratau savo klaidas, taigi sakiau, kad žmogui skirsiu 2 dienas, nieko panašaus, skirsiu žmogui tiek laiko, kiek jam reikės, kad jisai išmoktų. Kaip miela iš jūsų pusės. Per krizę yra svarbiausia 3 dalykus išmokti. Tai kaip uždirbti daugiau pinigų, kaip teisingai investuoti, kaip tų pinigų daugiau sukaupti savo sąskaitoje. Jeigu tu šitų dalykų nemoki arba neišmoksi, krizė tai nebus tau galimybių metas padidinti savo turtą. Jeigu tu norėtum išmokti šitų 3 dalykų, mes su mano kolega Ernestu paruošėme tau seminarą. Man čia labiausiai patinka urbiečio 3 dalykai. Per krizę yra svarbiausia išmokti 3 dalykus. Kaip uždirbti daugiau pinigų, kaip juos teisingai investuoti ir kaip jų kuo daugiau sukaupti sąskaitoje. Tarsi tai nebūtų išvestinis dalykas iš pirmų 2. Na, nesigilinkime, čia pats svarbiausias klausimas man, tai kurgi dingo tas AI marketingas ir tie pasakiški pinigai, kuriuos jau žadėjo urbiečio kolega Ernestas. Na ir ką jisai pasiūlys šį kartą? Tu gali leisti savo gyvenimą tokio, kokio tu nori, va tarkim dabar yra sekmadienis, mes važiuojame į Kauną, žaisiu padelį, padelis kainuoja, kuras kainuoja, va kavos pasiėmėm su energetiniu, tai irgi kainuoja pinigus, tai galiu pasakyti, kad pinigai užima labai didelę dalį mano gyvenimo ir aš labai džiaugiuosi, kad kiekvienais metais jų vis daugėja ir daugėja. Jūs irgi dirbkit, išmokit dirbti protingai. Na ir žinoma, kaipgi turtėti, o neskursti krizės metu, kaip uždirbti pinigų 2023 metais, jums paaiškins 2 mentoriai štai šiame seminare. Nesvarbu, kiek šiuo metu turi pinigų banko sąskaitoje, tu investuoji į savo žinias ir aišku, tau tai labai padės. Man įdomiausia yra šitą lentelę, aš jau kelias dienas esu šitame tinklalapyje, atnaujinu jį ir visą laiką liko tik 3 vietos. Žodžiu, arba tos 3 vietos niekaip neužsipildo, arba akivaizdu, kad tai yra visi tie
keisti apgavystės ir marketingo triukai, kai tau yra bandoma įpiršti, kad jeigu tu nepadarysi greito ir skuboto sprendimo, tai tų vietų tiesiog nebeliks. Vėlgi skrendantis dolerį iš ekrano ir čia jūs galite pasižiūrėti. Seminaras skirtas tau, jeigu nori greičiau kaupti turtą, o ne jį prarasti krizės metu. Čia grinai apie mane. Nori susikurti papildomų pajamų šaltinių, nori įgauti tinkamą mąstymą, kuris leistų tau turtėti. Čia bendrai visų infotrenerių pagrindinis dalykas, mes pakeisim jūsų mąstymą, o jau kai mąstymą pakeisim, tai viskas bus po jūsų kojomis, nesvarbu kokios jūsų pradinės investicijos, svarbiausia yra labai norėti ir tada pinigų ir verslus turėsit ir pinigų kaip šieno. Nu ką, bet čia tai išminčius, tikras sensėjus, kokios mintis, zalatai slava. Aš irgi sakiau, iki 30 metų aš nusipirksiu arba Lamborghini Urus, arba Bentley Balenciaga, nes man atrodo, kai dabar pradėjau važinėti su visurėgiais arba suvais, man atrodo, kad tai yra pats nuostabiausias dalykas. Ką tu dabar čia rodai, reikės užbūrinti dabar tą greitį. Daug reikės bilietų į seminarus parduoti, kad galėtum nusipirkti Lamborghini Urus. Beje, mes visai neseniai su patronais kalbėjomės apie Lamborghini Urus, na ir šiuo atveju, kas jums tikrai galėtų patarti, kaip uždirbti tokiam automobiliui, tai yra Antanas Guoga. Kaip jums atrodo, kas šioje nuotraukoje yra pats brangiausias daiktas? Man smalsu. Galbūt jūs manote, kad tai yra Lamborghini Urus, prie kurios fotografuojasi Antanas Guoga. Štai čia yra 2023 metų modelis, kurio kaina prasideda nuo $230 000. Galima pasižiūrėti į tikrai gražų automobilį, bet ne, tai nėra brangiausias daiktas šioje nuotraukoje ir šis klausimas nėra su kokia nors keista potekste, kad brangiausia, pavyzdžiui, yra Antano šypsena. Ne, ant jo rankos yra laikrodis, kuris kainuoja brangiau nei šis automobilis. Vėlgi, tiem, kas nori įsigyti, nieko nėra paprasčiau. Štai lygiai tas modelis, kurį ant savo rankos nešioja šioje nuotraukoje Antanas Guoga, tai yra Richard Mille, ir 300 000 tiek kainuotų štai šis laikrodukas jums. O matėte, kad automobilis kainuoja nuo 230 iki $270 000. Žinoma, patronai mane pataisė, aš padariau net 2 klaidas. Pirmiausia, ne Richard Mille, o Richard Mille. Antras dalykas, aš jums parodžiau laikrodį, kuris jau buvo dėvėtas kažkieno, tai yra antrą kartą pardavinėjamas. Jeigu jūs pirktumėte tiesiai iš gamintojo, be abejo, kaina būtų dar didesnė, bet vėlgi grįžtame prie urbiečio Urus ir kaip jisai žada uždirbti kartu su Ernestu. Sveiki, pradedu rinkti grupelę žmonių mokymams, kol dar yra noro ir laiko. Kol kiti panikuoja, bijo ir sako, kad kripto miręs reikalas, tol mes dirbam ir mokomės, nes kai ateis bull runas, tikrai turėsite mokėti tą, ką aš siūlau mokytis dabar. Čia yra pasakojama, kaip iki 150 kartų padidėjo kai kurios kriptovaliutos. Žodžiu, neverta visko skaityti, bet jūs matote per vidurį mokymų kainą 500 €. Bet jeigu jūs neinvestuosit, nežiūrėsit informacijos, nesidomėsit, tai jūs būsit lopai tiesiog ir viskas. Ne, aš manau, kad tu būsi tikrai lopas, jeigu tu nuneši pinigus žmonėm, kurie tiesiog tave apgaudinėja ir tavimi naudojasi ir tai pristato kaip didžiulę paslaugą tau. Su didžiulė nuolaida parduotas kažkoks bilietas į seminarą ir tu nusipirki žinių, kurių iš esmės tie patys žmonės neturi. Urbietis užsiema labai abstrakčiais dalykais. Dabar jisai tik tokia pasakoja apie dropshippingą, jisai pasakoja apie įvairias ten knygas, kurias skaito ir taip toliau. Žodžiu, tai yra žmogus, kuris tikrąja to žodžio prasme pardavinėja orą. Kas antras jo video yra su grinais pinigais laikomais rankose. Žodžiu, visiškai klasikinis variantas. Prieš tai minėjai vieną sumą, kurią uždirbai šį mėnesį. Ar galėtum pasidalinti, kokia tai suma? Negalėčiau, bet tai yra 5-ženklė suma. Tai aišku, jau pas mane, sakykim, gyvenime jau taip įvyko, kad aš norėjau uždirbti daugiau negu 10 000 ir tą jau, sakykim, prieš metus laiko labai efektyviai ir gerai pradėjau padaryti. Nesąmonė. O kalbant apie jo kolegą, ten situacija yra kiek įdomesnė. Tai yra, sukosi žmogus su Ponzi schema, su finansinė piramide, AI marketing. Kai aš padariau apie tai video, jisai ištrynė savo kanalą, jisai ištrynė savo video, jų dabar nebėra, jisai persikėlė į Telegram ir dabar dirba grupėje, kuri susijusi su kripto signalais. Jinai iš esmės taip ir vadinasi. Ir žmogus pasakoja. Pirmiausia, jisai pasakoja apie tai, kaip jisai puikiai išmano kriptovaliutas. Kad suprast,
kripto, tu turi būti arba genijus, arba autistas ir tau pasisekė, kad aš toks ir esu, supranti? Nu ką, žmogus, investuotojas, įmonė, fizinis asmuo, juridinis asmuo nusipirka vieną tą bitkoiną, nu ir išlaukia, kada bitkoinas ne 55 tūkstančiai bus, bet bus 5 milijonai vienas bitkoinas, kai 2032 metais kažkas tikrai, manau, labai tikėtina. Noriu tikėti. Kripto trenerių Lietuvoje pridygo kaip grybų po lietaus. Purvinas dėl to, nes 3 kartus chatą buvau užlėjęs. Parodysiu kaip. Tai žodžiu, va taip aš ir užlėjau visą chatą. Karočią, trusanai nekeičiu, karočią, naujus perkutis ant būčių, mulis visokie tokie. Būti kripto treneriu, kai viskas kilo, buvo labai paprasta, nes ir žmonių buvo daug, ir tie žmonės pinigų turėjo, net jeigu tu dalinai visiškai orinius patarimus, labai daug šansų, kad tie žmonės galėdavo šitą uždirbti. Taip atsirado visi kripto signalai, kripto treneriai ir taip toliau. Aišku, kai dabar viskas labai greitai ir labai grėsmingai pajudėjo žemyn, staiga žmonės nebeturi pinigų, jie klausia, kas atsitiko, mums buvo žadėta, kad mes gausim nuolatinį pelną, na ir kripto treneriai turi persikvalifikuoti. Kažkas iš savo senų projektų palikęs apgautų žmonės keliauja į naujus, na, o kažkas renkasi visai kitą sritį. Ir svarbiausias dalykas, kad aš esu be akinių, o kodėl be akinių, kad suskaičiuočiau kiekvieną pinigą, kurį turiu, štai čia. Susipažinau su lietuviais, kurie mane pakvietė mokyti apie kripto, nes aš tikrai turiu ganėtinai daug patirties ir šito galim neslėpti. Jų puslapį, kuris išeina naujas projektas, pavadinimas Makaronai durneliam. Bet aš jums padėsiu mokytis kripto ir jeigu šitas išėjo blogas, tai reiškia, kad aš išėjau iš kripto Lietuvos. Sėkmės. Na, bet grįžkime prie Ernesto Butvidžio, matyt suvokdamas, kad nei su robotukais, nei su kripto signalais toli jau nebenueis, jisai imasi kitos veiklos, kuri savaime tikrai nėra nelegali, ją užsiema pakankamai daug žmonių, tai yra tiesiog priekyba biržoje arba tai, kas angliškai vadinasi day trading. Na, bet kai tu ateini pirkti pamokas už 500 eurų kažkieno, tu bent jau nori įsitikinti, kad tas žmogus turi aiškę patirtį, kad jisai turi kažkokį ilgalaikį rezultatą, kuriuo gali pasidalinti ir panašiai. Čia absoliučiai nieko nėra, čia yra tiesiog Telegram grupėje numetamos štai tokios lentelės, tarsi parodoma, kad labai greitai, labai dažnai uždirbami dideli pinigai, na bet jūs galite įsivaizduoti, kaip nesunku tai padaryti, štai tokią lentelę aš galiu jums parodyti, kad aš per vieną dieną uždirbau, pavyzdžiui, 10 000. Na, tai yra labai lengva, tai yra tiesiog elementari apgavystė. Na, bet dar vienas dalykas, kuris mane sudomino, tai yra tai, kad pats Ernestas perka mokymus, tai yra jis ne tik pardavinėja mokymus, bet ir pats perka labai rimtus mokymus ir kaip jisai sako, jis yra sertifikuotas traderis ir net viešai parodė tai įrodantį laišką iš universiteto. Štai čia yra jau matyta Thomas Kralow vardas ir pavardė. Štai čia yra jo kanalas, kuris yra 1000 mažesnis negu mano kanalas. Na, jūs matote, kad jo video peržiūros apskritai nesiekia 10 000 ir tai yra tas žmogus, kuris išdavė diplomą ir atsiuntė laišką Ernestui. O štai čia taip vadinamas jo universitetas. Na ir jūs galite pasižiūrėti, čia yra keli pasirinkimai, visur yra siūlomas diplomas. Na ir pigiausias variantas, kaip jūs galite tą diplomą gauti, tai yra 1180 eurų. Už tokią sumą jūs galite baigti šitos kursus ir jums bus atsiųstas diplomas. Be abejo, yra ir gerokai brangesnių variantų, kuris asmeniškai jūs motyvuos, kuris asmeniškai jums dėstys. Yra tik viena bėda, prieš jūs yra tinklalapis daytrading.com, na ir čia kaip tik apie šios kursus yra rašoma, kaip ir apie daugelį kursų, jie yra vertinami, na, mes galime išsiversti į lietuvių kalbą. Na, į šį straipsnį ir čia yra rašoma nepatikimi atsiliepimai, tai yra, kad internete yra daug atsiliepimų, kurie yra tiesiog feikiniai, brangus kursai, kaina $3000, mes matėme, kad galima ir pigiau, ir svarbiausia, nenaudingas diplomas. Kitaip tariant, tu tiesiog gauni copy-paste popieriuką, kaip ir kiti žmonės, kurie sumokėjo pinigus ir pabaigė šios kursus. Tai nėra kažkoks individualus laiškas ir pats svarbiausias dalykas, tai tikrai nėra joks sertifikatas, kuris leistų tau save vadinti sertifikuotų traderiu. Thomas Kralow pats yra latvis, na ir jisai pasakoja, kad jis uždirbo daugiau negu $9 milijonus
prekiaudamas biržose, tai nėra patvirtinti duomenys, apie tai taip pat yra rašoma, galite susirasti ir pasižiūrėti. Pats keisčiausias dalykas man būtų, jeigu žmogus, kuris sako, kad labai daug uždirba, milijonus prekiaudamas biržoje, na, kodėl jam reikėtų pardavinėti štai tokius kursus, kodėl jam reikėtų vargti su studentais ir taip toliau. Nesuprantu. Na, kai tu pradedi tiesiog konvejeriu pardavinėti už $1,000 štai tokius diplomus ir dar pasakoji, kad tu motyvuosi studentus, kurie nori išmokti prekybos biržoje, man visą laiką atrodo, kad yra tiesiog bandymas uždirbti ne iš prekybos, kur gal tau nebūtinai labai gerai sekasi, bet bandymas uždirbti iš kursų pardavinėjimo, ką daro ir Urbietis, ką daro ir jo kolega Ernestas. Vieną dieną prisijungiam, pašnekam apie vieną dalyką, kaip ir minėjau, duodu namų darbų. Aš jums taip pat duosiu namų darbų ir tai padarysiu visiškai už dyką, man už tai mokėti nereikia. Kiekvieną kartą, kai jūs darote sprendimus, kurie gali jums kainuoti pinigus, tiesiog pasigilinkite, pasigūglinkite, pasiieškokite informacijos ir jums tai labai labai padės. Na, pavyzdžiui, jeigu jūs norite eiti mokytis, jūs bent jau pasigūglinkite, kas jūs mokys. Na ir jeigu yra žmogus, nuo kurio jau nukentėjo kiti, pavyzdžiui, jisai reklamavo finansinę piramidę, žadėjo didžiulį pelną, žmonės sunešė pinigus, žmonės tuos pinigus prarado ir tas žmogus apsisukęs ant kulnos, taiga sako, aš jums dabar siūlau kitą būdą praturtėti. Ar tikrai verta jo tikėti? Nes tai kvaila. Ir taip, tokie žmonės labai dažnai yra puikiai įvaldę socialinius tinklus, taip, tokie žmonės moka reklamuoti savo paslaugas, jie rodo prabangius automobilius, jie rodo savo prabangias keliones, na ir daug žmonių galvoja, wow, aš norėčiau taip pat, šitie žmonės tikrai žino, apie ką kalba. Ir aš manau, kad tokių kanalų kaip mano vertė ir yra parodyti kitą pusę. Priminti, ką tie žmonės darė anksčiau, nes aš puikiai suprantu, kad koks nors Lietuvos bankas tikrai negalės kiekvieno verslo mokytojo kaip nors patikrinti ir panašiai, nors vėlgi finansinių patarimų dalymas tai yra licencijuojama veikla ir jeigu tu dalini tokius patarimus neturėdamas tam specialių kvalifikacijų ir leidimo, tu pažeidi iš esmės įstatymus, nes žmonės gali prarasti visas savo santaupas ir taip toliau. Todėl aš dar kartą priminsiu, prenumeruokite kanalą, jeigu galite, jeigu norite, užsukite į Patreon, jūs ten esate labai laukiami, na, o mes pasimatysime. Iki.